ugdymo centro kineziterapeutė. Parodysiu keletą tempimo pratimų, kuriuos rekomenduojama atlikti po kiekvieno pratimo. Nugaros tempimo pratimas. Atsistojame kojos pečių plotyje, atsiklaupiame, pasilenkėme į priekį, rankos lysta į priekį, smakras prispaustas prie krūtinkaulio, sėdmenys padėti ant kulnų ir tempiamės pirštais į priekį. Užfiksuojame padėtį keletą sekundžių, pabūnam tokioj padėtyje. Grįžtame į pradinę padėtį ant 4. Ta patį atliekame ir į šonus. Lenkiamės, smakras prispaustas prie krūtinkaulio. Atliekamas pratimas, tempimo pratimas į šonus. Siekiam pirštais į tolį. Sėdmenys turi būti visada ant kulnų išlikti. Ta patį atliekam į kitą pusę. Tempimo pratimai atliekami po 3 pakartojimus į kiekvieną pusę, pradedant nuo 5 sekundžių ir baigiant iki 15 sekundžių.